Tai dar kartą labas rytas visiems. Su daugeliu esame pažįstami, aš esu gydytoja odontologė Indrė Misiūnienė. Dirbu jau daug metų ir dažnai labai iš pacientų girdžiu vieną tokį klausimą. Kodėl man šitaip reikia stengtis, daug prižiūrėti, daug mokėti pinigų, dažnai lankytis pas gydytoją odontologą, ar ne? O va mano senelis numirė ten 90 kažkelių metų, visiškai nevalė dantų ir numirė su visais savais sveikais dantimis, ar ne? Ir iš tikrųjų pakankamai daug yra tokių pacientų ir aš šitą klausimą girdžiu gana dažnai. Iš tikrųjų, ne tik odontologija, bet ir visa tokia šiuolaikinė medicina labai daug orientuota yra į simptomų daugiau gydymą ir, manyčiau, per mažai ieško problemų priežasčių. Tai aš norėčiau jūs tiesiog supažindint, norėčiau išmokyti žmonės, tiesiog suprasti priežastis daugelio ligų. Mes dabar šnekėsime apie burnos sveikatą. Tiesiog, kad pacientas žinotų, kas vyksta. Žinant, kas vyksta, galima lengvai daug ko išvengti. Taip, kad šiandieninė mūsų paskaitos tema yra burnos biochemija. Iš viso bus ne viena paskaita, bus daug paskaitų. Burnos biochemija gal skamba baisokai, labai sunkiai. Iš tikrųjų nebus jokių formulių, nebus visokių ilgų pavadinimų. Aš norėčiau pasistengti taip lengvai paskaityti, kad viskas būtų suprasta, viskas būtų aišku ir viskas būtų praktiška. Sekančios paskaitų temos būtų apie dantų pastas. Jūs esate manęs tikrai labai daug klausinėję, kurigi pasta yra geriausia, ar ne? Kodėl? Kuri man geriausia? Kodėl ne šita? Iš kur jų gauti? Ar brangios pastos yra geros? Ką reiškia ten ta juostelė ant dantų pastos tubelės ir taip toliau. Apie teisingą valymą labai daug esame šnekėję, labai pastoviai mokom ir su burnos higieniste. Kaip valyti, su kokiais šepetėliais, kokiais judesiais. Paskui sekančios paskaitos, aš dabar kol kas turiu pavadinimą tokį, kaip pakeisti burnos florą ir prisotinti mineralais dantis. Tai čia bus tokia labiausiai praktinė paskaita, toksai apibendrinimas visų iki tol buvusių paskaitėlių. Tiesiog jau grinai praktiškai mokinsimės, kaip ką daryti. Toliau vaikų burnos priežiūra, būtent ir nėščių, ir mažiukų vaikų, apie buteliuko karijas, apie vaikų šepetėlius, vaikų pastas, apie motinos pieną pagaliau, ar jis vis dėlto kenkia dantims ar ne. Apie vaiką odontologo kabinete, ką tėvai daro blogai, kada reikia atvesti, kaip ten elgtis, visą šitą apsilankymą. Ir labai dažnai pacientai klausinėja apie dantų balinimą. Manau, kad daugeliui būtų įdomu, ar ne, tai įtraukiam dar šitą paskaitėlį irgi. Taip, tai grįžtam tada prie pradžios. Šiandien mūsų paskaita yra burnos biochemija. Šiandien aš nepasakosiu, ką daryti, nepasakosiu problemų sprendimo būdų. Aš dabar daugiausia šnekėsiu apie problemų priežastis, kaip, kas, iš kur atsiranda. Taip, Vitruvijaus žmogus, Da Vinčio, ar ne, simbolizuoja kūno žmogaus kaip visatos ir žmogaus harmoniją. Iš tikrųjų, žmogaus organizmas yra be galo sudėtinga sistema. Jisai, tarkim, imkim, kad ir tą pačią paprasčiausią dalelę ląstelę, ar ne, nieko tenai paprastai iš tikrųjų nėra. Pažiūrėkit, kiek daug medžiagų ten įeina į ląstelę, išeina, visą laiką kažkas vyksta, kažkokia tai apykaita medžiagų, kažkas yra kaupiama, yra branduolys, dar tos ląstelės dar ir tarpusavėje kažkaip susižino, ar ne? Tai iš tikrųjų aš norėjau pasakyti, kad reikia, žinant ligų priežastis, kur kas yra sutrikę, daug lengviau yra tada ištaisyti visą to pasekmes. Nėra normalu, kai ateina, tarkim, pas mane pacientas su, tarkim, krūva kažkokių tai problemų, mes tas problemas išsprendžiam, tarkim, yra dantis sugedę, mes juos užplombuojam, sutvarkom ir jau pacientą išlydim ir pasakom,
štai tu jau dabar esi sveikas, prašom ateiti pasitikrinti po metų, ar ne? Ar po pusės metų. Ir pacientas ateina po pusės metų ir dar kažkoks nedidelis gedimas ir vėl mes tada pacientui sakom, taip, yra problemėlė, mes to viską sutvarkysim, užplombuosim ir vėl būsite sveikas. Iš tikrųjų taip, tai nėra normalu, tai yra labai įprasta, labai dažna, kad pacientas vis ateina, vis vaikšto, ar ne, ir vis mes kažką atrandam, vis kažką padarom, bet tai nėra normalu, tai neturi būti norma. Tai nėra sveikata. Jeigu pastoviai vyksta kažkoks mechanizmas, ar ne, kažkoks, tarkim, tai paprastai sakykim, kažkoks gadinantis dantis mechanizmas, ar ne, jeigu mes jo nesustabdom, vis tiek tada tie dantis ges, anksčiau ar vėliau. Mes tada tik, jeigu mes tik užplombuosime dantį, ar ne, ir nežinosim, iš kur tas viskas atsirado, ir viską lygiai taip pat darysime toliau, tai mes negalim nieko kito ir tikėtis. Taip? Taip, dabar šitoj skaidrį mes matom emalį. Čia yra elektroninė mikroskopija, nudažytas emalio paviršius. Pradžiai jums reikėtų, noriu, kad jūs suprastumėt, kas yra emalis. Mes nelysim čia labai giliai. Žodžiu, emalį reikėtų įsivaizduoti tokį kaip korį. Matot šitoj skaidrį korį? Matot? Kaip korys, tik tais jo tos akutės nėra šešiakampės, jos daugiau yra tokios rakto skylutės formos, bet puikiai tinka toks korio įsivaizdavimas. Tas korys yra toks karkasas užpildytas kristaliukais. Ten yra daug visokių mineralų, pagrindė yra kalcio kristalai, apatitų kristalai. Ir tas korio akutes stipriai pripakuotos jos yra šitų kristaliukų. Tokį mes turime emalį. Jeigu dėl kažkokių priežasčių, šnekėsim šiandien, visa paskaita bus apie tai, dėl kokių tai priežasčių, emalis patirpsta. Kas tas yra emalio tirpimas, ar ne? Kai mineralai atsipalaiduoja ir išeina iš šitie kristaliukai išeina iš emalio korių, ar ne? Šitie koriai pasidaro nebe tokie stipriai pripakuoti kristaliukais, jisai pasidaro poretesnis ir visas emalio paviršius tada pasidaro jautresnis dantis, mažiau lygus paviršius, mažiau blizgus, mažiau baltas, mažiau slidus, prie jo daugiau visoks apnašas kimba ir taip jau mes turim pakenktą danties paviršių, prie kurio jau pradeda ir stipriau bakterijos, stipriau apnašas kaupiasi ir nuo to ir prasideda nuo to mineralų išėjimo iš emalio, prasideda visi blogumai. Taip sakantis skaidrė, ką mums dar reikia žinoti? Čia yra pH skalė. Turbūt nereikia pasakoti, kas yra pH-ai. Tai tiesiog, gal paprastai pasakius, yra rūgštingumas. Skaičiuojama yra nuo 1 iki 14. 14 rūgštingumas yra stiprus šarmas. Vienetas rūgštingumas yra labai stipri rūgštis. Neutralus tirpalas būtų 7. Dabar visam organizme kiekvienas skystis turi savo pH, odos pH. Žinot koksai, žiūrit reklamas. Muilas, koks būdavo rekomenduojamas, apie 5,5. Burnoje, seilės burnoje, normali terpė turėtų būti švelniai šarminė, trupučiuką virš 7, gali kartais būti ir 8. Dabar esminis dalykas, kokį aš noriu, kad jūs suprastumėt. Rūgščioj aplinkoj mineralai iš emalio išeina, iškeliauja. Šarminiai aplinkoj mineralai į emalį įeina. Bet čia yra visa esmė. Mes paskui visą tolimesnę paskaitą apie tai ir šnekėsim. Taip, geriau vieną kartą pamatyti, negu 10 kartų išgirsti. Mes padarėm tokį eksperimentą. Tuoj mums paduos. Kiaušinį paduok. Kiaušinis daug ko yra labai panašus į
Balta paduok. Kiaušinis labai daug ko yra panašus į danties emalį ir šičia mes jums parodysim kiaušinį pamirkytą rūgštyje. Įsivaizduokit, emalis ilgą laiką mirko rūgštyje ir kristalai iškeliavo iš mūsų emalio, ar ne, ir kokį mes dabar jį turėsim. Čia matom toks, jeigu matosi, minkštas, ar ne, kiaušinis. Ir jis yra paėstas rūgščių, ar ne? Kiek laiko? O į kokią rūgštį merksit žiūrint? Šičia buvo acte pamirkyta, per kelių valandų užtenka. Čia nereikia savaičių. Jūs tik galite namie pasidaryti eksperimentą, ypač vaikams. Ypač vaikams labai veikia, galite, pavyzdžiui, Coca-Colą pamerkti, pasižiūrėti, kas bus. Dabar tas pats kiaušinis irgi minkštas. Pamerktas buvo dar čia labai nedaug, keliolika minučių į arbatą. Ir iš karto matom, kaip kiaušinis nusidažo, ar ne? Taip, kiaušinis buvo baltas ir arbata jį nudažo. Tai rodo, tai puikiai iliustruoja, kaip paėsdinta emalį, kai mineralai yra išėję iš emalio, kaip jį veikia tada maistiniai dažai. Kodėl dantys tamsėja? Kaip keičiasi emalio spalva. Dar galima įsivaizduoti, tas procesas, kada mineralai išeina iš emalio, vadinasi demineralizacija. Kada mineralai įeina į emalį, vadinasi arba mineralizacija, arba remineralizacija. Ir jie pastoviai vyksta. Pastoviai vyksta. Nebūna taip, kad jeigu jau kažką baisaus darom, tik tai tada išeina. Jeigu jau kažką jau labai gero, tik tada galim prisotinti, ar ne, mineralais dantis. Galima dar įsivaizduoti, kaip šnypščiančias tabletės tokios būna. Vaistai visokie mesti į vandenį, ar ne, ir pradeda tirpti. Jau tokį, jeigu aptirpusią tabletę ištrauksim, pamatysim, kad jinai gerokai tokia poretesnė. Va toks mikroskopiškai būtų emalio paviršius, paėstas rūgščių. Dabar, kadagi vyksta tas svyravimas rūgštingumo burnoje? Normaliai mūsų terpė burnos yra švelniai šarminė, ar ne? Pavalgius, praktiškai po bet kokio maisto jau mums į burną būna papuolę angliavandenių, jie burnoje iš karto skaidosi iki trumpesnių grandžių angliavandenių, juos iš karto vartoja mikroorganizmai esantis burnoje ir iš karto burnoje rūgštingumas stipriai pakyla. Jeigu kas atsimenat, reklama būdavo Orbito ar Dirolo, tokia kreivė būdavo raudona kreivė, mėlyna kreivė, ar ne? Ta kreivė simbolizuodavo rūgštingumą. Rūgštingumas iš karto padidėja, paskui mūsų seilės jį neutralizuoja ir priverčia grįžti atgal į šarminę būseną. Tai po kiekvieno maisto šitaip mūsų rūgštingumas burnos ir svyruoja. Dabar, jeigu mūsų sveikata nėra tokia gera, kad mūsų seilėse nėra tos stiprybės, tos jėgos, tų šarminių resursų, kad galėtų efektyviai neutralizuoti tą rūgštį, ar ne? Gali būti, kad tas procesas įvyksta ne per kažkur 30 minučių, kaip turėtų įvykti normaliai, o netgi po 2 valandų. Gaunasi, kad jau mūsų dantis 2 valandas yra rūgštyje. Ne tokioje stiprioje, kur mums kiaušinį ištirpdo per kelias valandas, bet lašas po lašo kristalai iš emalio išeina. Dabar, kodėl, pavyzdžiui, yra blogai užkandžiauti, ar ne? Šnekant taip vien apie burnos sveikatą, daug geriau yra suvalgyti visą tortą iš karto, negu tą visą tortą po kąsniuką per visą dieną, ar ne? Nes jeigu mes paimam kąsniuką, mažiausiai pusvalandį turėsim rūgštinę terpę burnoje. Paskui, jeigu dar po valandos vėl kąsniuką, vėl rūgšti terpė, ar ne? Ir mes todėl praktiškai visą dieną jau turim labai neigiamas sąlygas savo emaliui. Taip, ir ką mes tada turim? Skaidrė aiškiai iliustruojanti, kaipgi pradeda gesti dantukai. Iš pradžių, iš tikrųjų, tas mineralų išėjimas iš emalio nėra matomas. Jisai gal daugiau jaučiamas. Pacientas gali skųstis didesniu jautrumu. Taip, pacientas gali skųstis jautrumu.
gali patamsėti dantis. Atsimenat, kaip kiaušinis arbatoje patamsėjo, lygiai taip pat gali patamsėti. Ir dar plus paėsdintas emalis kitaip laužia šviesą ir todėl visiškai kitoks atspalvis emalio gaunasi. Sekanti stadija yra ta stadija, kada jau mes matome burnoje, šitoj skaidriai matosi baltos tokios juostelės prie padantinų ar ant dantų. Matote? Šičia vadinasi kariozinė dėmė, mes vadinam kariozinė dėmė. Emalio kristalai jau yra gerokai paėsti, jie yra stipriai ištrupėję, bet dar korys, pats korys tas ar ne, kuris pati pagrindinė emalio struktūra, pagrindinis karkasas, jisai dar laikosi. Jis dar turi šansų gauti mineralų iš išorės, iš aplinkos ir jisai dar turi šansų išbūti, nesugriūti visiškai. Kokios būna tolimesnės stadijos? Tolimesnės stadijos, jeigu mineralai ir toliau išeidinėja iš emalio, viskas. Jau tada jau griūna ir mūsų tas emalio korys, viskas. Jau tada jau tikrai reikia plombuoti, jau jokių šansų jau, kad atsistatys. Taip, dantų jautrumas dabar nuo ko atsiranda, kai mineralai išeina iš emalio. Už tai, kad kai paviršinis emalio sluoksnis stipriai pripakuotas būna kristalais, tiesiog jie stipriai gina emalio gilesnius sluoksnius ir gilesnį danties pulpą. Danties viduje yra tokia ertmė, kur yra, sakykime, kraujagyslės, nervai, visokių įvairių ląstelių. Tai skausmo kaip čia pasakyti dabar, tiesiog tas poveikis, sakykime, šaltis, ar ne? Jūs valgote ledus ir tas skausmo impulsas daug lengviau praeina iki danties vidaus, iki danties nervo, ar ne? Todėl žymiai didesnis yra jautrumas, kai yra emalis demineralizuotas. Taip, dar viena sunkinanti aplinkybė burnoje yra burnos sausumas. Sausoje burnoje, sakykime, yra toksai palyginimas, kaip važiuoti varikliu be alyvos, ar ne? Sausoje burnoje, kai trūksta seilių, nevyksta praskiedimas. Seilės tiesiog blogai praskiedžia arba išvis nepraskiedžia tų rūgščių, kurios pas mus burnoje cirkuliuoja ir nepamaisto. Jos neneutralizuoja mikroorganizmų, kurie dauginasi iškart pas mus po valgio, pas mus burnoje. Sausoje burnoje tiesiog nėra galimybių gerai neutralizuoti rūgštis burnoje. Sausa burna kada pas mus gali būti? Gali būti viena iš priežasčių ir ypač vaikams gali būti, tarkim, kvėpavimas per burną, visokios slogos. Nieko baisaus, jeigu sloga yra ten 2-3 kartus per metus, ar ne, ir mes kelias dienas iš eilės miegam išsižioję. Bet jeigu vaikas pastoviai yra išsižiojęs, blogai ir dėl ortodontinių priežasčių, paskui mes apie jas šnekėsim kitose paskaitose, bet seilėtekis yra stipriai sumažėjęs naktį ir jeigu dar ir žmogus išsižiojęs, viskas. Jeigu mes ten palikom bent kažkiek apnašo, kuriame yra ten kažkokių piktų mikrobų, ar ne, jau daug didesnis šansas, kad ten daug greičiau, daug stipriau išges negu kad normaliuose sąlygose, šlapioj burnoj, kur yra daug seilių. Kada dar būna sausa burna? Pas mus visus normaliai yra naktį žymiai mažesnis seilėtekis. Todėl labai svarbu yra gerai išsivalyti dantis vakare ir jau nueiti miegoti jau su švaria, gražia burna. Mes turėjom tokį atvejį iš savo praktikos, kaip ir pacientas labai gražiai valydavo dantis. Viskas būdavo labai gerai, bet gedo ir gedo. Mes niekaip nerasdavom priežasties, kodėl, kaip ir pacientas lyg ir neblogai išsivalo. Paskui atradom vis dėlto priežastį, kadgi išsivalo, paskui pavalgo ir paskui eina miegoti. Matot, apkeitė vietomis.
Todėl per sekančias paskaitas mes ir šnekėsim būtent kodėl taip, o ne kitaip reikia daryti, kad jūs gautumėt patį geriausią rezultatą. Taip, iš kur dar pas mus gali rūgštis atsirasti burnoje? Kas dar gali sąlygoti tokias blogas sąlygas? Apskritai, tas rūgščių patikimas į burną gali būti, sakykime, yra du keliai – endo ir egzo. Endo yra priežastis iš žmogaus vidaus atsirandančias, ar ne, kažkur iš pačio organizmo, o egzo kažkur iš išorės patenka pas mus. Egzo priežastis, tarkim, būtų irgi maistas, vanduo, ką mes dedame į burną. Gali būti, tarkim, aš esu turėjusi pacientą profesionalus plaukikas, plaukioja kasdien baseine, ten chloruotas vanduo, rūgštingumas nemažas yra tokio vandens ir pastoviai tiesiog papuola rūgštinių dalykų į burną. Ir labai stipriai dantis išėsti, labai stipriai buvo pažeisti. Gali būti, tarkim, konditeriams visokiems, kur dirba, tarkim, kažkokia fabrike, kur net cukrus ore mikrodalelės skraido, ar ne, jau burnoje tiesiog net iš karto automatiškai tokioje aplinkoje rūgščioje dirba, ar ne. Vanduo, reikia pasitikrinti, koks pas jūs, pavyzdžiui, iš krano gali bėgti rūgštinis vanduo. Vanduo pagal idėją turėtų būti pH 7. Jisai turėtų būti visiškai neutralus. Šįryt matavau, pas mane iš krano bėgo šarminis vanduo. Labai apsidžiaugiau šito. Gali būti ir rūgštinis, bet čia iš tikrųjų gal daug kas ir priklauso nuo to, nuo Vilniaus vandenų, ar ne? Ką jie ten šįryt įdėjo į tą vandenį. Jeigu vienas sykis jisai šarminis, nereiškia, kad rytoj toksai bus. Ir aišku, maistas. Tu esi tai, ką valgai. Yra maistas, visi žinom, kas tai yra nesveikas maistas. Visi įtariam ir stipriai žinom, kad Coca-Cola yra blogai, tortai yra blogai, hamburgeriai tikrai nėra gerai, ar ne? Visi žinom, kad daržovės yra gerai. Dabar kaip tai veikia? Konkrečiai yra, tarkim, tokie maisto produktai, kurie gali sukelti rūgštingumą burnoje, bet būti sveiki. Pavyzdžiui, citrina, ar ne? Citrina priskiriama prie sveikų produktų. Citrina šarmina visą organizmą, citrina šarmina kraują, bet burnai jinai nebus sveika, ar ne? Jeigu mes, pavyzdžiui, aš turėjau pacientę, geria daug, neatsimenu, gal pusę citrinos išsispaudžia ar visą citriną į puodelį vandens ryte ir išgeria. Dantis mirksta rūgštyje, jautrus dantis, patamsėja dantis, tolydžio, ta prasme, tokie jau dantis turi stiprų potencialą išgesti artimiausiu metu. Jau čia yra pavojaus signalas. Gerai, kad mes susekėm, ėmėmės priemonių, tai kokių priemonių papasakosiu paskui. Tai va, įdomus dalykai yra ir, pavyzdžiui, špinatai irgi burnos ertmę rūgština. Reikia žinoti iš tikrųjų, koks maistas šarmina mūsų burną. Tarkim, konkrečiai burnos ertmę šarmina bananai, pieno produktai visi, juodas šokoladas, kokiu aš čia dar turėjau, migdolai, bulvės, geltonas sūris, ksilitolis, mes apie jį daugiau šnekėsim apie ksilitolį, ananasai, keista, vat ananasas atrodo turėtų rūgštinti, o jis iš tikrųjų šarmina. Todėl turi racijos tas dalykas, kad jūs, tarkim, po valgio suvalgot kažką tai, picą, tarkim, ar ne? Ir burnoj pasidaro rūgštinė terpė ir jeigu jūs esate toj rizikos grupėje, jeigu pas jūs jau yra užsivedę įvairūs mechanizmai burnoje, jeigu jūsų dantis linkia gesti ir jūs norite stabdyti tą procesą, kontroliuoti, tai jūs vienas iš patarimų būtų kiekvieną maistą, kiekvieną valgymą užbaigti kažkuo nušarminančiu. Tarkim, banano gabalėliu. Tarkim, jeigu jūs geriate vyną, ar ne, kuris yra rūgštinis ir tikrai stiprią rūgštinę terpę sukelia burnoje,
užsikaskite sūriu. Tas sūris neutralizuos tą visą vyno rūgštį, ar ne? Sausainiai rūgštis su pienu. Pienas šarmina, ar ne? Tai va, nebereikalo čia tokios tradicijos, ar ne? Su vynu sūriu užsikasti. Taip, sausainiai su pienu. Sausainiai cukrus, daug cukraus. Cukrus iš karto skyla į angliavandenius burnoje. Iš karto galite net pajusti, suvalgot sausainį, ar ne, ir po kokių 10 minučių net rūgštu burnoje. Kai galvojat, jaučiasi, kai negalvojat, nesijaučia. Pamatysit, pradėsit viską jausti. Yra jogurtas. Jogurtas, iš tikrųjų aš negaliu žinoti kiekvieno maisto produkto, jo labiau jų visokių tenais būna rauginti, nerauginti, sintetiniai, nesintetiniai, su uogienė, be uogienės, pasukos, visokios režankos. Iš tikrųjų, aš parodysiu, galima, jeigu įdomu, nusipirkit va tokių matavimo juostelių, tikrai kokios nors senukose rasite. Šičia yra pH matavimo juostelės. Mes turim aparatą elektroninį, o yra juostelės. Pasimatuosit ir viskas bus aišku. Žinosit, ką dedat į burną. Esmė yra nevalgyti saldumynų, ar ne? Yra esmė ne kažko tai vengti. Kaip aš dabar jums liepsiu vengti citrinų. Tikrai ne. Bet esmė yra žinoti, kas vyksta ir mokėti to išvengti. O saldumynai reikalingi. Žinojot, kad senoviniuose šventuose raštuose moters pareiga yra valgyti saldumynus. Aišku, tie saldumynai turėtų būti sveiki, medus, datulės, dar kažkas, tai neturi būti. Pieniniam, matot, šokolade tą šarmingumą duoda pati kakava. Kakava yra karti. Pieniniam šokolade daugiau cukraus, šokolado iš vis rasta mažai. Man irgi skanu, aš pritariu. Ne, aš jums nedraudžiu valgyti pieniško šokolado, bet tiesiog kaip pavyzdys, kad yra įdomių produktų, kurie šarmina. Ir net nevalgant saldumynų, dantis vis tiek gali gesti. Nes vis tiek, ką mes valgom, imkim, sakykim, kad ir pica, ar ne, nei saldumynas, nei ką, bet jisai vis tiek dauguma maisto produktų burnoje virsta angliavandeniais, vis tiek išsiskaido iki tų pačių cukrų ir vis tiek sukelia tą rūgštingumą. Vis tiek sukelia. Nevalgyti saldumynų, vaikams drausti, man atrodo, yra žiauru. Aišku, su saiku, aš pati savo vaikams irgi ten neduodu daug ir dažnai, bet iš tikrųjų, saldumynų nevalgymas dantų neišgelbės. Tai nėra garantija, kad saldainio vaikas neragavęs reiškia bus sveikas, užauginsim tvarkingai. Jeigu turit kažkokių gėrimų, neturit niekas rankinukose Coca-Cola nesinešiojat, mes pasimatuosim. Pamatuok, Eleonora, pasimatuosim, aš niekada nesu matavus, pažiūrėsim, turėtų būti stipriai rūgštinė. Dar vienas toks dalykas, jeigu jau gerat Coca-Cola, gerkit šaltą. Ir visus tos burbulinius gėrimus. Už tai, kad šaltyje reakcijos visos lėčiau vyksta. Šiluma yra katalizatorius. Jums mažiau ištirps mineralų, jeigu jau gersite šaltą. Kiek rodo. Siaubas. Čia yra labai rūgštus produktas. Actas yra kažkas tai apie 1, skrandžio sultys 1, 2. Maistas, jau Coca-Cola labai stipri rūgštis. Važiuojam toliau. Dabar mes apšnekėjom pagrindinės priežastys, iš kur iš išorės mes galime gauti rūgščių, ar ne? Dabar dažniausios priežastys ateinančios iš vidaus. Pradėkim, tarkim, nuo paprastesnių. Vėmimai, nėštumas, bulimija, ar ne? Nuo 2 vėmimų nieko baisaus neatsitiks, bet jeigu vemia pastoviai, dantims labai blogai. Skrandžio
sulčių rūgštingumas, skrandžio sultis vemiant papuola į burną, skrandžio sulčių rūgštingumas labai didžiulis, 1-2, labai agresyvi rūgštis. Ir negalima po vėmimo pulti valyti dantų su šepetėliu. Aš suprantu, kad norisi, bet negalima. Įsivaizduokit vėl tas šnipšinčias tabletės, ar ne? Vieną sveiką, neįmestą į vandenį, o kitą trupučiuką įmestą į vandenį ir ištraukti, ar ne? Ir jeigu mes trinsim jas abidvi su dantų šepetėliu, kurią labiau nutrinsim? Ta jau, kuri pašnipštusi truputėlį yra, ar ne? Tai jeigu rūgštyje išeina mineralai iš danties, o mes dar trinam su šepetėliu, dar pašveičiam, iš karto dar labiau viską pagadinam. Jau mes stipriai mechaniniu būdu tiesiog griauname emalį. Todėl rekomenduojama po vėmimų prasiskalauti burną ir sūrio geltoną užkąsti. Tas viskas bus neutralizuotos tos rūgštys ir jau paskui bus galima valyti. Dar priedo tos rūgšties lieka liežuvio gaureliuose. Liežuvis nėra toks kaip plikas, jisai turi daug tokių gaurelių, kaip kilimas gauruotas, ar ne? Ir tarp tų gaurelių ten ta rūgštis prisismelkia, ar ne? Ir jeigu mes netgi išsiskalaujam burną, vis tiek tos rūgšties yra daug liežuvėje pasislėpusios, sakykim taip. Ir labai vis tiek ta rūgštis veikia, net jeigu jūs ir būsit išsiskalavę. Dabar sekanti priežastis labai dažna. Gastroezofaginis refliuksas. Ilgas žodis, realiai tai yra rėmuo. Ėda rėmuo, žmonės sako, ar ne? Nesigilinsim kaip, kas ir kodėl. Esmė yra tokia, kad čia skrandžio sutrikimas, rūgštis iš skrandžio vėl lipa aukštyn per stemplę, čia ir stempliai baisiai blogai yra, ir vėlgi rūgštis papuola į burnos ertmę, lygiai kaip ir vemiant, lygiai taip pat. Skirtumas toks, kad žmogus gali nejausti ir gali būti tas daug metų iš eilės. Ir yra daug atvejų, kada aš išsiunčiu pacientus, odontologas išsiunčia pacientus pas gastroenterologą, diagnozuota būna labai daug tokiu būdu refliuksų. Ką reikia daryti? Matot, pavyzdžiui, toks atvejis, ar ne, ateina pacientas, visi dantis išėsti, man čia kažkas, čia genetika, blogos pastos, žiūrėkit, gelbėkit mane, ar ne? Jeigu mes nerasim priežasties, iš kur tos rūgštys mums papuola šitaip į burną, ar ne, jeigu mes negydysim to refliukso, tos rūgštys ės toliau visus dantis, visas mūsų gražiausias plombas, kokias mes ten bebūsime padarę ir mes vis tiek negausim, mes nebūsime išgydę žmogaus, ar ne? Todėl mes ir siunčiam pas gastroenterologus gydyti skrandžio. Dantis tai dar dantis, o stemplė viena, be stemplės daug sunkiau gyventi negu be dantų. Iš tikrųjų reikia būtinai gydyti, ieškoti priežasčių. Jeigu mes tik tai užplombuosim, ar ne, ir žmogui bent jau pasakome visada, kad jisai žinotų, kad jisai nekaltintų savo ten visų protėvių blogais genais, ar ne. Nes jeigu mes tik tai pašalinsim problemos priežastis, negydysim priežasčių, ar ne, bus tas pats, kas pučiam kiaurą padangą, ar ne, pučiam, o skylutės tai neužklijuojam, ar ne. Vėl viskas išsileis, vėl viskas iš naujo. Sekanti priežastis labai didelė, labai aktuali. Stresas. Tai daugam nelabai aišku, koks yra tas ryšys tarp streso ir tarp dantų sveikatos, ar ne? Iš tikrųjų, mechanizmas yra toks. Streso metu į kraują yra išspjaunama labai daug streso hormonų. Adrenalinas, noradrenalinas, kortizolis, jie skatina veikti, ar ne? Tarkim, šiek tiek streso, tokio momentinio, tai yra sveika, yra normalu, viskas gerai. Jisai duoda impulsą veikti, žmogus sprendžia kažkokias problemas, bet dabar visuomeniai labai būdinga yra lėtinis, pastovus
įsisenėjęs stresas, kai žmogus net nesuvokia, kad jisai pastoviai amžinam strese gyvena. Tokiu atveju yra pastoviai į kraują yra išskiriama daug hormonų streso ir organizmas turi juos gesinti. Organizmas juos gesina tomis medžiagomis, ima juos iš resursų tų, kurie taip pat eina į seiles, ar ne? Atimamos kažkokios tai medžiagos iš seilių, kad tos medžiagos jau eitų gesinti gaisro ten, kur yra daug svarbiau. Seilės tiesiog lieka pamirštas, ar ne? Seilėse nebelieka tos stiprybės, nebelieka tų šarminių resursų, nebėra kuo užgesinti gaisrą burnoje, ar ne? Nes jau gesinamas gaisras visam jau organizme. Yra netgi toks testas. Galima netgi pagal seilių kokybę nustatyti žmogaus stresavimo lygį ir gana tiksliai. Yra daroma taip ir galite ir patys netgi pasidaryti, jeigu pH juostelę nusipirksit, aš pasakysiu, kur daugiau apie tai pasiskaityti. Tai daroma taip, tarkim, žmogus porą valandų nevalgęs, turi pririnkti seilių, matuojamas tiesiog paprastų seilių pH. Paskui reikia kažkokio tai dirgiklio, galima po maisto, mes tai duodam pacientui tiesiog citrinos gabalėlį sukramtyti, yra viskas išpjaunama, išsiskalaujama kelis kartus, išpjaunama, kad jau tos citrinos rūgšties, pačios citrinos rūgšties neliktų. Ir vėl matuojame jau tik tai seilės, tas seilės, kurios sureagavo į tą dirgiklį, ar ne, turi skirtis pH-ai. Turi skirtis. Ten gana sunku logiškai išmastyti, kaip jie turi skirtis. Ten daug labai variantų. Gali sumažėti, gali padidėti. Bet tai, kaip organizmas, kaip seilių kokybė reaguoja į dirgiklį, mes galim nustatyti, kaip žmogus, koks, tarkim, jo yra streso lygmuo. Gali būti, kad viskas yra visai neblogai. Gali būti, tarkim, atsakymas šito testo, kad jau jums reikėtų susirūpinti, organizmas yra alinamas, gresia ligos lygelis, visokie peršalimai. Gali būti, kad jūs jau važiuokite ligoninės, jau viskas, jau amen, jau visiškai šalintas organizmas ir jau reikia stipriai susirūpinti savo sveikatą. Kai Dalai Lamos paklausė, kas jį labiausiai stebina žmonijoje, jis žinot, ką pasakė, žmogus, nes aukoja savo sveikatą, kad uždirbtų pinigų, paskui leidžia pinigus pataisyti sveikatai. Tada rūpinasi savo ateitimi taip, kad negyvena dabartyje, o paskui numiršta taip ir nepagyvenęs, ar ne? Čia apie mus visus turbūt. Ajurveda ką sako? Senovės indų išmintis, ar ne, ką sako? Visas ligos slypi mūsų viduje. Egoizmas, pavydas, pagieža, pyktis, ar ne? Viskas tas duoda mums stresą. Mūsų požiūris, mūsų santykis su aplinka, su pasauliu keičiasi priklausomai nuo to, koks yra mūsų požiūris. Į lietuvių patarlės pasižiūrėkim. Kokios yra patarlės? Griežia dantį ant kaimyno, ar ne? Čia nuoroda taip pat ir į griežimą dantimis, į bruksizmą. Apie bruksizmą iš vis galima dar paskaityti atskirą paskaitą netgi. Dantis kenčia nuo pykčio, sakykim, šito atveju, ar ne? Sukandęs dantis darė kažką, prievartą, save priverčia daryti tai, ko galbūt nesinori, ar ne? Visur, matot, reikia pasidaryti į išmintį seną ir susiprasti vieną kartą, būti harmonijoje su pačiu savimi. Vienintelis žmogus, kuris gali jums padėti, žinot, kas yra? Jūs pats. Niekas, neateis kažkoks tai gydytojas, neišrašys jums, kad ir kokią gražią plombą jums uždėtų, ar ne? Jeigu mes nepašalinsim priežasčių, jeigu mes neharmonizuosim viso organizmo, ar ne, mes negalim tikėtis kažko labai nuostabaus. Taip, apie seilių tyrimą, pasakysiu,
skaičiau apie šitą seilių tyrimą, yra tokia viena nebloga knygutė, jeigu įdomu, kaip šarminti organizmą, aš dabar šneku, kas vyksta burnoje. O apie viso organizmo šarminimą, rūgštinimą galite pasiskaityti lietuvis Telesforas Laucevičius yra išleidęs knygutę Jonizuotas vanduo arba gyvenimas be ligų. Ten labai smulkiai aprašyta ir būtent va šitas va seilių tyrimas. Ten esmė kokia rašo, kas apskritai šarmina visą organizmą, daržovės, vaisiai, kas rūgština organizmą, nesveikas maistas, daug angliavandenių lengvai skylančių, mėsa, dėja irgi negali būti priskirta prie tų sveikesnių. Galite internete pasiskaityti. Telesforas Laucevičius šitoje knygoje, Jonizuotas vanduo arba gyvenimas be ligų, jisai duoda nuorodą, internete yra Ted Morter, yra straipsnis, didžiulis straipsnis, irgi apie organizmo rūgštingumą, apie seilių, šlapimo rūgštingumą, tiesiog panašiai kaip diagnozavimą ligų iš organizmo terpės pH. Ar daug lemia mūsų genai? Iš tikrųjų, genetika mokslas rimtas, garbingas. Bet kuo toliau, to labiau vis pasigirsta tokių nuomonių, kad vis dėlto aplinka daugiau turi įtakos negu genetika. Mes labai dažnai susiduriam su tuo, kad mano tėtis, nesvarbu ar valė ar nevalė, bet žodžiu, tėčio blogi dantis, ten ar geltoni, ar kažkokie tai kreivi, ir senelė, ir prosenelė, ir visų, ir čia mano tokia bus, ir mano vaikų, ir jau, viskas reiškia yra nulemta, ir viskas jau čia aišku. Stenkis nesistengęs, gal šiek tiek būtų geriau, pacientai va su tokiu mąstymu dažnai ateina. Iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, yra, žiūrėkite, jeigu visa šeima, ir senelis, ir tėtis, ir visi 5 anūkai, ar ne, lygiai taip pat valgo, lygiai taip pat nevalo dantų ir lygiai taip pat reaguoja į gyvenimą, lygiai taip pat stresuoja, ar ne, pešasi tarpusavyje. Tai nėra ko norėti, kad jų ir sveikata bus panaši. Gali būti, sakyčiau, daugiau paveldimas organizmo reakcija į kažkokį tai stresą. Vienas gal griež dantimis, kitam gal ten skrandis suskaus, ar ne, nuo to paties streso. Gal kitas kažkur tai bėgs kažką puls daryti. Kas dar gali būti nulemta genetiškai? Tarkim, dantų išsidėstymas dantų lanke, danties spalva, seilių sudėtis, bet pats dantų gedimas yra infekcinė liga. Kariesą sukelia bakterijos, kurios yra burnoje, mes apie tai dar šnekėsim. Tarkim, vaikas gimsta sterilus, jo burnos ertmė nėra užkrėsta niekuo. Ir jis užsikrečia nuo tėvų arba nuo globėjų, žiūrint, kas jį ten prižiūri, ar ne, kas jį maitina, kas jį bučiuoja. Netgi buvo toks nurodymas, sakykime, mokslininkų patarimas nebučiuoti vaikų, kad tiesiog, kad neužkrėsti jų savo bakterijomis, ar ne. Nors su šito visiškai nesutinku, mes paskui daug šnekėsim, kaip tą galima pakeisti. Bet kokios bakterijos yra pas tėvus burnoje, tokios apsigyvena ir pas vaikus burnoje, vat jums ir paveldimumas. Paveldi bakterijas tiesiog ir viskas. Todėl genai genais, tikėkim jais, bet tai nėra nulemta ir nereikia jau dėti taško šitoj situacijai, labai daug ką galima pakeisti. Ir pabaigai vieno išmintingo žmogaus žodžiai, kad jeigu mes turim kažkokią problemą ar ne, ir mąstom lygiai taip pat, kaip ir tai problemai atsirandant, mes negalėsim jos išspręsti, reikia vis dėlto kažką pakeisti. Vien tik žinios likimo nekeičia, reikia dar ir kažką daryti. Nieko nedarant, niekas ir nesikeis. Tai va, linkiu jums visiems laimės, išminties, sveikatos ir šypsokitės. Ačiū.
Klausimų gal kažkokių kažkas turit? Kad aš nepapasakau, ką daryti. Tai dar lauksim kitų paskaitų. Anonsą trumpą padariau, jo. Čia dabar tiesiog, kas buvo, kodėl viskas vyksta, o paskui nagrinėsim konkrečiai, kaip tą padaryti. Yra viena tokia knygutė apie auglių actą. Ir ten yra rašoma, kad šaukštelis ten auglių acto ir tikrinė vandens, skalauti dantis, ir valyti dantis. Ir visi kažkas kaip tik atvirkščiai. Ne, netiesa. Netiesa. Daug yra šitų, kaip sakyt, reikia patikrinti. Galvokit logiškai. Bakterijas auglių actas naikina bakterijas. Suprantat, būna visokių, aš prisiklausau tokių baisių receptų. Tarkim, populiarus receptas yra dantų balinimas. Kaip pabalinti? Citrina su soda dažnai maišo, košelę pasidaro, deda ant dantų ar valo netgi su ją. Matėte tos baltos dėmės, kur rodžiau ant dantų? Baltos dėmės ant dantų. Kai daug mineralų išeina iš emalio, jisai, toksai matiškai baltas pasidaro ne dėl to, kad jisai sveikesnis ir geresnis, bet dėl to, kad jisai jau byrantis, jisai tiesiog kitaip laužia šviesą. Tam kartui gal bus balčiau, bet bus žvėriškai jautru. Jūs išplaunat mineralus iš emalio, tas, jeigu bus balta, bus labai neilgai. Ir dar buvo vienas straipsnis, kad vienas žmogus buvo 8 metai nesivalo dantų su jokiom pastomis. Skaičiau tą straipsnį. Tai pirmą, aš galiu pasakyti, kad netaip jau jis ten ir nesivalo, jis vis tiek valosi su kažkokiais ten... Ir kažkokie net tie šepetėlė tokie, bet labai švelnaus kažką. Tai valosi. Nesvarbu, galite su dantų krapštuku, galite su, nežinau, su kokia servetėlė nusivalyti. Jeigu jūs nuimat, mes šnekėsim apie tai, bet jeigu jūs tiesiog nuvalote apnašą, viskas. Galite su degtuku bandyti. Su bet kuo. Tai jeigu nuvalo apnašas, tai viskas tvarko. Druska pačių dantų kaip ir niekaip. Jeigu jūs su druska kažką košelę pasidarysit ir valysit, jinai bus abrazyvi. Negerai. Skalavimas ištraukia pūlius. Dantų tai niekaip neveiks, nes druska neturėtų rūgštingumo keisti. Pas jūs Aurimas mano lankė, jūs sakėte, kad jam ten daug tų taškų, nes tai yra refliuksas. Nu va, bingo. Jo, reikia gydyti, būtinai. Gydom. Gerai. Bet iš kur atsirado, va dabar aš supratau. Iš kur tie dantis tokie? Gali susidėti viską, gali ir nebūtinai. Labai daug yra va tokių, o pas jį gal kokie 4 metai buvo tas refliuksas ir jisai nieko nesako. Kartais ir nežino žmonės, kartais iš vis nusiunčiam randa ten iš vis, nežinau, dėl dantų, tai dar dėl dantų, bet gali būti ten iki suvėžėjimo stemplės, iki skrandžio ten opų baisinių, reikia gydyti.